tikėjomės, kad bus nelengva šiandien, bet taip ir buvo. Pirmam kėliny iš vis nesikliavo mūsų žaidimas, bet po pertraukos išėjom, biškį jungiam aukštesnę pavarą ir viskas gavosi, įmušėm 3 įvarčius. Pačiam žaidime keitėt per pertrauką, ar tik tai užteko greičio? Ne, manau, treneris tik paprašė žaisti agresyviau biškį ir greičiau atiduoti perdavimus ir tas ir matom pasiteisino. Kaip Pranas, ką nors pateikė naujo, netikėto? Ne, nieko nepateikė. Svarbiausia, neleidom jiems sukurti progų, dar pasakysiu. O taip tai žinojom, kad jiem nėra ko prarasti, žaidžia atsipalaidavę, dėl to sunkus tokiam komandom žaisti, nes neprognozuojamos yra. Šiam teko su Livelto prižiūrėti, daug bėdų buvo pridaręs, ką reikėjo daryti, kaip sekėsi. Reikėjo neduoti jiem priimti kamuolio svarbiausia, arba neleisti suktis bent jau į mūsų vartus. Ir mes, manau, ne tik aš, bet visa komanda, kas žaidė prieš jį, puikiai susitvarkėm. Kaip dabar, sekmadienį laukia trakai, kaip nuotaikos prieš tas rungtynes? Po pergalės visada nuotaikos geras, tai manau, su gerom nuotaikom ir laukiam tų rungtynių. Strateginis partneris Vilniaus miesto savivaldybė. Generalinis rėmėjas Top Sport. Techninis rėmėjas Kapa.